Sveiki, Dzūkijos krašto žiūrovai. Dėkui, kad esate drauge su mumis. Šiandieninės laidos herojai – paprasti Dzūkijos krašto gyventojai. Niekuomet nerodyti per televiziją, tačiau nusipelnė aplinkinių pagarbos ir vertinimo. Sunkiausia, tai aš pasakyčiau, medų imt. Sunkiausias darbas. Bet pavyzdžiui, mielesnis jau jisai. Kas jau sudešta, tai žinai, kad jau yra. Einam ar kur važiuojam, tai vis dziukuojam. Tiep gimėm dziukais, tai jau ir virsim dziukais. Nugriūsiu, pailsėti sau leisiu ir žvelgsiu į platybės dangaus. Dobiliukų nektarą ragausiu ir per smilgas kamanių medaus. Daugelis XIX amžiaus švietėjų, rašytojų ir poetų ypač domėjosi bitininkystę. Jo žavėjo etninė ir auklėjamoji bitininkystės aura, kuri buvo labai gerai suvokiama ir paprastam kaimiečiui, ir inteligentui. Bitės auklėjamasis vaidmuo, būk darbštus kaip bitė, dažnai atsispindėjo XIX amžiaus lietuviškoje pedagoginėje literatūroje. Auklėjamasis bitės vaidmuo, kai mūsų laikais paminamos po kojomis etinės žmogaus vertybės, vertas ypatingo dėmesio. Juozas Videika iš Alytaus rajono Jurbarkų kaimo apie bitininkystę pasakojo kaip apie šviesų, itin reikšmingą dalyką. Šiandieninės laidos herojai – paprasti Dzūkijos krašto gyventojai. Niekuomet nerodyti per televiziją, tačiau nusipelnė aplinkinių pagarbos ir vertinimo. Juozas Videika, dar nuo jaunystės laikų puikiai išmanantis bitininkystės amatą, savo sodyboje laikantis 20 bičių šeimų, gali ilgai kalbėti apie gerasias darbščiasias biteles, jų produktų naudą. Nuo kogi priklauso, kad vieną kartą bitutės medaus prineša daugiau, o kitą kartą mažiau? Priklauso nuo gamtos, koks būna medonešis. Jei būna ant medunešio lietus, tai nebūna medaus. Ar gausus bus bičių suneštas medaus derlius, didelė dalimi priklauso nuo paties bitininko patirties ir atsidavimo šiam darbui. Jeigu jom laiku nepaduosi, neprižiūrėsi jų laiku, reikia jom pavasarį jom duoti, pagirdyti reikia jas ir dabar duodam vandens jom. Ir reikia korių plokštelės keisti, koriai keisti reikia. Daug kas ir gydyti reikia, visas likusis darbas bitininko. Jeigu jų neprižiūrėsi, tai jos ir neturi jos neša, bet jos neturi kur pilti. Nors rūpesčio prižiūrėti biteles išties daug, bet Juozas Videika bitininkavimą darbu nevadina. Jam tai savotiškas poilsis, atgaiva sielai. Man, žinot, tokis taip kaip poilsis. Aš ateinu bitinę, tai atrodo, kad aš pailsiu. O darbas, žinot, nėra kaime tokis už tai, kad reikia ir kiti darbai dirbti, visko negali. Pačiu laiku kartais reikėtų ir bitinė būti, bet reikia kitur svarbiau būna. Javų nuėmimas, ar kokios šienapjūtės, ar kas. Ne kiekvienas žmogus gali tapti bitininku, pasakojo pašnekovas. Su bitėm reikia susigyventi, jas reikia mylėti. Tai žinot, turėtų žmogus, mano manymu jau, tai turėtų būti be pykčio toks ramaus būdo. Bet jeigu, man atrodo, būsi kažkoks, tai ir bitės nelabai. O ar bitės jaučia šeimininko nuotaiką? Net labai jaučia. Jeigu be nuotaikos ateisi,
Ir kažkaip jos turi tokį irgi kažkaip tai šeimininko jausmą turi. Ir jos kažkaip tai ne tokios jau būna ramios. Visai būna su jom. Nors Juozo Videikos bitelės šiemet ne itin gausų derlių medaus prinešė, bet savo artimiesiems, pažįstamiems ir pastoviems jo klientams bičių sunešto maisto ir vaisto esą užteko. Medus visas turi gydomųjų savybių. Jis yra surinktas iš įvairiausių žiedų. Apie mus tai čia daugiausia visokių yra gydomųjų. Va, pavyzdžiui, šalavijo žiedai žydi, šalavijas ten visokių, nu šiaip savo yra ten juozažolių pasėta, yra tokių ir, iš įvairiausių, čia apie mus įvairiausių yra žiedų tokių. Reiškia gydomos jos. Jūs pats ar mėgstat medų valgyti? Mėgstu net. Kiek suvalgot jo per metus? Per metus tai mes su žmona, tai žinot, apie kokį 40 kg tai suvalgom. Žinoma, padeda ir anūkai, ir vaikai, bet daug suvalgom. O kas yra sunkiausia auginant bites? Sunkiausia, tai aš pasakyčiau, medų imt. Sunkiausias darbas, bet pavyzdžiui, tai mielesnis jau jisai. Kas jau sudešta, tai žinai, kad jau yra. Tai reikia išėmus nunešti, kur išsukti reikia ir pavojingiausias, pavyzdžiui. Visas mielas darbas apie jas. Tai tada jau nemielas darbas, kada jau jos matai, arba serga kuri šeima, arba būna ir išmirę pavasarį, būna visai būna. Beje, einant kopinėti medaus, su savimi pasiimti gerą nuotaiką nepakanka. Tam reikia atitinkamos atributikos. Apsirengiu, užsidedu šitelį, šitaip užsidedu. Pasiimu dūminę, ten yra dūminė. Dūminę pasiimu. Tokį čemodaną yra, kuriam sudėti. Ir su tais imam. Šviesių žmonių kaimuose sutinkame vis daugiau. Iš pirmo žvilgsnio tai tik paprasti, gal ir neišsimokslinę žmonės, kurie yra šviesūs siela. Nuošaliame vienkiemyje Varėnos rajone Merkinės seniūnijoje, Raitininkų kaime gyvenantis Lionė ir Tadas Kužuliai, suradę savo laimę dviese, jos šviesą ir šilumą skleidžia, kurdami jaukią aplinką, puoselėdami dzūkiškas tradicijas ir kultūrą. Kai aš mažas buvau, šilę ožius ganiau, sutikau piemenaitę ir karštai pamilau. Lionė ir Tadas Kužuliai drauge per gyvenimą žengia jau beveik 200 metų. Vienas kitą palaikydami, padrasindami, pasitardami, bet svarbiausia, vis dar mylintis vienas kitą. Jau 46 metai, kaip žinosi. Tai aš ir iš šito kaimo, mano tėviškė savo už miško ne per toliausiai. O aš buvau išvežta su tėvais Rosijon. Iš Rosijos, kaip jau grįžom, tai žinot, jau Sebiskelį suspažinom jau su šitu kaimynu, būsimu vyru. Ir lyg jau pradėjom draugautis. Pasdraugavom ir matys, gal vienas kitam patsikom jau ir apsiženinom. O čia tai jau jo tėviškė. Tai namelis tai buvo tokis jau senovinis, kaip jau ir pas visus, bet paskui po biskio įsemiški dzirbo, tai po biskio ir, sakau, reikia pastvarkyti ir mojam visi tvarkos, tai ir mojam reikia kiek pastvarkys. Tai po biskio Sebiskelį pastvarkėm šitų sodybų ir toliau gyvenam. Nežinia, kiek dar mes gyvensim, bet kol kas dar abudu džiaugiamės, kad kartu.
Gražioje vietoje, miškų apsuptyje įsikūrė vienkiemio gyventojai Lionė ir Tadas Kužuliai, stebina savo išradingumu puoselėjant aplinką, kuriant originalius gėlynus, panaudojant miško teikiamas gėrybes. Va jau sugalvojam, kur tai abu du pastarėm, nu ir padarom, o kabant šito kalno, taigi niekas neauga, pasisotytai kokį ir medelį gražesnį ir viskų, betgi tokis kalnas, nu tai o jau senais jai kokių šakų iš miško parneša ir pastato jau pas visus, tai jau gali ir gražiau, žinoma, kad jau žaliuoja medeliai kokie, o pas mus tai nors šito šakos būna. Lionė ir Tadui Kužuliams nuobodžiauti nėra kada. Tai kokį gėlinėlį laikas išravėti, tai pievą nušienauti, ar kokį naują užmanymą sodybai papuošti įgyvendinti skuba. O ir svečių čia esą jie dažnai susilaukia. Būna, žinokit, svečių atvažiuoja ir iš Vilniaus, ir iš Kauno atvažiuoja, ir iš Druskininkų, ir iš Alytaus, iš visur. Nu, labai mylim žmonės, ir mus myli, ir pas mus atvažiuoja, pasisvečiuos. Ir pabendraunam kartu. Nors Lioniai likimas skyrė sunkų išbandymą, net 10 pačių gražiausių savo jaunystės metų jie išgyveno tremtyje, bet dzūkų tarmės ir dainų nepamiršo. Visur, kur jau einam ar kur važiuojam, tai vis dzūkuojam. Tie apgimėm dzūkais, tai jau ir mirsim dzūkais. 9 metai, kai vieną dieną, kai darželį buvau. Bendraujant su Lionė ir Tadu Kužuliais, negali nesistebėti iš jų trykšte trykštančią energiją, mokėjimu džiaugtis kiekviena jiems gyvenimo dovanota akimirka. Žalia liepelė, užaugo žalia liepelė, 5-6 šakelė. Mes žinot, ir dar linksmai gyvenam. Tokia kompanija mūsų yra jau draugiška. Tai kad gimtadienis būna kano, tai mes visi einam, susbėgam, padainuojam, pasėdžiam iki 6 ryto. Ir patenkinti vėl grįžtam namo. Ir ką jūs veikite iki 6 ryto? Nu tai, ką veikiam? Ir viskį išgeriam, ir padainuojam, ir pasišnekam. Nu ir džiaugiamės gyvenimu. Noriu, nedaug jau gali ko gyvens mūjiem, bet dar vis tiek noris išeis ir pabūt su žmonėm ir pašnekės, pasidžiaugs kartu su visais. Angerigės miške gyvenanti pora pažįsta kiekvieną jo medelį, žino, kur didžiausi grybai dygsta ir kur spanguolės raudonuoja. Senais pas mus sava, tai spanguolės jau sava už šito raisto, o šituose miškuose, tai kitokį neauga, tik tai kazlėkai, bet o šitų voveraičių jau, kad mes vadiname peškos, nu tai jau mano brangiausias tai eina pagrybauti, ne tai dėl piniguolė iš nuobodumo, sako, nors pasvaikščioju po miškų, bet jis pripratęs 40 metų išdirbo miškan, nu tai nuveina, pagrybauna ir vėl pasils ir vėl eina grybauts. Nu tai o taip ir laizėm dienas. Aik sesula darželin, aik jaunoji darželin, dabar tavo dienelis, kincė žalios rūtelis. Lionė ir Tadas brangina visą tai, kas pasitaiko jų kelyje. Gėrisi gėlėmis, kurios auga, mėgaujasi saulėtekiu, džiaugiasi vaikų juoku, lietumi ir paukščiais, įsileisdami visą tai į savo širdį. Stebint šios laimingus žmonės, supranti, jog nėra kelio į laimę. Laimė ir yra kelias. Bijau jauno bernelio, kad nepasidabotų.
Kitas mūsų laidos herojus – alytiškis Česlovas Klimavičius. Jie artimiau pažįstantis vadina jį poetu, nors jis pats sako esąs tik paprastas žmogus, užsiimantis malonė širdžiai veikla, kuriantis eiles iš savo vidaus ir apie save. Veide šypsnys paradinis, mes lekiam laiko ratais. Šiandien mano gimtadienis, aš pasenau dar metais. Šuoliais lėkiau per žydinčius pavasarius, o kaip trumpai gražuolės vasaros bučiavo, klupau ir kėliaus ir ariau kaip traktorius, gegutės lyg pašėlusios, metus skaičiavo, gal sukčiavo. Gerų žmonių daug sutikau ir negerų visokio plauko, aš niekšams niekados neįtikau, nepamiršiu nei vieno tikro draugo. Brangieji, oi ne vieną aš gimtadienį turiu, todėl kad smertis į akis nekart žiūrėjo. Šiandien kitaip aš į gyvenimą žiūriu, lenkiuosi visiems, kas gelbėjo ir kas padėjo. Mirtis mane nulopšio jau lydėjo, dar kūdikystėje sirgau liga odos, kai daktarai padėti jau negalėjo, padėjo gal stebuklas ir slauga mamos. Mėnų bekelnis, mažas vaikas, aš patekau šaltos mirties glebin, brendu per balą skęstu, mirti laikas. Išgelbėjo kaimynas, iškats mirties šalin. Vėliau jau moksleivystės metais, šiandien net prisimint smagu, buvau pakliuvęs po vežimo ratais, ištrūkau gyvas iš mirties nagų. Buvau ant menčių karta paguldytas, ir kunigas, ir mirtininkų palata. Mirtis kuždėjo, tu jau nurašytas, o man gerėjo ir gerėjo sveikata. Jaučiau aš giltinę visų savo rantuotų kūnų, įsėlino kaskart pavidalu kitu, šunim rusų saugumo pareigūnų, nekartą paprasčiausių banditų. Kovojau, gyniaus kiek galėjau, praeina bėdos ir vargai, aš visada gyvenimą mylėjau, virš mūsų angelai sargai. Kilęs iš Lazdijų rajono Buciūnų kaimo, alytiškis Česlovas Klimavičius dirba vienoje autoremonto įmonėje, o laisvalaikiu kuria eiles. Paskutiniu laiku poezija taip, o anksčiau tai buvo fotografija ir dar muzika, kinas, bet paskutiniu laiku daugiau prie poezijos linkstu. Nuo jaunystės turėjęs polinkį eiliuotai sudėlioti savo mintis, pirmąjį eilėraštį Česlovas užrašė prispirtą savo sūnaus, kuomet jam prireikė karnavalui pasipuošti Buratino kaukę ir sukurti personažui žodžius. Čia reikia vaikui savo padėkoti. Tai reiškia, kaip visiems vaikams tėvai padeda kaukės daryti. Padarėm Buratino kaukę, reikia eiti į karnavalą, tėtė o eilėraštį. Nėra eilėraščio, ko taip nesakei vėlai. Nusėda tėvas ir rašo eilėraštį. Ir jau dar kol išmoksta ir čia nepavėlavom į karnavalą, gavosi gerai. Su Česlovo Klimavičiaus kūryba susipažinę tik jo šeimos, giminaičių ir pačių artimiausių draugų ratas. Kūrėjas svajoja, kad jo eiles išgirstų ir kiti poezijos gerbėjai. Juolab, kad jautrios sielos kūrėjui labai skaudu matyti susvetimėjusius, materialinės gerovės vergais tapusius nelaimingus žmonės. Kai šitie atšilimas, pertvarka prasidėjo, aš galvojau, kad žmonės bus šiltesni, geresni vieni kitiem, bet gavosi atvirkščiai daugumoje. Yra gerų žmonių daug, bet pradėjo žmonės vytis litą, dolerį, ten eurą ir kipti vieni kitiem atlapus į gerklės. Tai parašydama šitus žodžius, aš tikėjausi, kad jie padės nors vienam žmogui atsikvošėti. Aš daug poezijos skaitęs ir anksčiau, kai dirbau darbe kitan, tai būdavo, kad pusę mėnesio, pavyzdžiui, smarkiai dirbėjo, pusę mėnesio toks laisvas laikas ir tavęs nevaikydavo, kad būtinai jų tu dirb. Tai aš neždavausi į darbo knygas ir skaitydavau. Tai tas žodžių bagažas yra, labai rinktis nereikia, žodžių bagažas, o paskui tik reikia išgyventi tą dalyką kažkokį. Didžioji dalis jo eilėraščių skirti artimiems žmonėms, tėviškiai.
Jose telpa viskas – ir beribė meilė, ir pagarba, nuostabus ir nepakartojamas gyvenimas, visa būties įvairovė, augimo laimė, šlovingi darbai, grožio didybė, vilčių kupina ateitis. Turiu aš nuostabią gimtinę, gražiausia ji buvo ir bus. Čia mama man dainavo lopšinę, nuo lopšinių miegelis saldus. Gražios dainos gimtiniai skambėjo, jos paguodė lyg mieli svečiai, nuo jų ašaros kartais riedėjo, nuo jų vėrėsi siela plačiai. Linksmos švenčių ir vestuvių dainos, jos pagauna tarsi pakylėja, viskas keičias, viskas mirga mainos, įsuka, apsidairyt nespėjai. Nuo širdies nusirita akmuo, mes be jų lyg paukščiai be sparnų, ir prabėga laikas kaip vanduo, jas dažnai su šypsena menu. Stiprių rankų jaunų spaudžiama, čia vaitojo harmonika gailiai, ir daina lyg širdies dovana, tai be atsako likusiai meiliai. Kai dienodavo menu diena, dainuodavo artojerdami, su vėju tolin skriejo jų daina, čireno vieversiai pritardami. Besiklausant teko ašaroti, gaila negirdėjot, brolyčiai, broliui reikia į karą joti, o aplink pavasaris kaip tyčia. Kraujuos gulis sužeistas karys, drebančia ranka laiškelį rašo, senka jėgos arba parašys, tam laiške visų jis atsiprašo. Rašo, kad mylės jam žinai, tą, kurią mylėjo, brolyčiai, sužeistas jis buvo mirtinai, o aplink pavasaris kaip tyčia. Kai ne viskas man baigęs gražiuoju, sunkumus jos įveikti padėjo, į gimtinę dažnai nuvažiuoju, gražios dainos gimtiniai skambėjo. Pasak Česlovo Klimavičiaus, jo kūryba, eilėraščiai ranka užrašyti ant balto popieriaus lapo, drauge su jo meninėmis fotografijomis būtų puikus derinys, sutilpsantis į vieną kompaktinį poezijos rinkinį, apie kurio atsiradimą Alytiškis dabar ir svajoja. Teka saulė visų gražumu, raibuliuoja rasų karoliukai, ant peties plieno dalgymo, tuo į pradalgę guls dobiliukai. Bunda sodas tylus išdidus, skleidžia puokštę žiedų tūkstantinę, o pajutę kvapus nuostabius, bitės pradeda puotą rytinę. Iškentėjęs ramybę naktinę, nuo beržyno vėjelis smagus, šiurpuliukais nubarsto krūtinę, lenda užantint vaiko miegus. Tuoj pakips virš lankų vieversiai, pempės klaus, ar visi mes gyvi, žvilgės dalgis ir guls pradalgiai, kol vėsu paskubėti turi. Ir mojuosiu dalgiu ir mojuosiu, ir prie nugaros lips marškiniai, savo mylimą dainą dainuosiu, pasiilgau šito seniai. Nugriūsiu, pailsėti sau leisiu, ir žvelgsiu į platybės dangaus, dobiliukų nektarą ragausiu, ir per smilgas kamanių medaus. Teka saulė visų gražumu, kažkur goji kukuoja gegutės, ant peties plieno dalgymu, neužmirštamo šitos minutės. Šiandieną tiek. Jeigu norite tapti laimingesni, darykite daugiau tokių dalykų, kurie leidžia jums būti laimingiems. Susitiksime kitą kartą tuo pačiu metu.